įmonėje dirba 400 žmonių. Mes turime netgi 65 specialybės. Ir tešlamaišiai, ir nutempėjai, ir mechanikai, ir administracijoje, finansai, pardavimai, kokybė. 3 vertybės Vilniaus duonos, kurias mes esam užsirašę ant sienos. Tai atvirumas, kai tu kalbėsi, daliniesi informaciją su savo kolegomis, kai tu gali duoti konstruktyvų, kad ir kritišką, bet konstruktyvų grįžtamą ryšį ir jį priimti. Tada veržlumas irgi, tu ateini su naujomis idėjomis ir netgi, kad ir atrodytų darbas yra paprastas, tačiau tų idėjų visą laiką atsiranda pas daugelį. Trečias dalykas, visai apimantis požiūris. Ieškome tokių žmonių, kurie nori domėtis ne tik tai, ką jie daro tiesiogiai, bet ką daro ir jų kolegos, nes tik tai iš tokio bendro, kolektyvinio ir komandinio darbo ir ateina geriausias rezultatas. Mes ieškome ir tų kolegų, kurie nori ir gali augti. Lyderystės gairių mokymai yra įrankiai, kaip ir bendrauti su kolega, kaip geriau suprasti kolegas, kodėl atsiranda, pavyzdžiui, pasipriešinimas ir kaip įeiti į kito žmogaus vėžės ir suprasti jo poziciją. Mes esam lietuviai savo esme, bet visa darbo kultūra yra vakarietiška. Mums svarbu tvarumas, lygios teisės, aiškus procesai, tai, kad žmonės galėtų pasireikšti ir kad nebijotų klysti ir galėtų mokytis iš klaidų. Ekologija mums labai svarbi dalis. Mes esame aiškiai užsibrėžę, kiek turim sumažinti CO2, kokius produktus kepsim, kaip prisidėsim prie Lietuvos gyventojų sveikatos gerinimo, kaip didinsim skaidulų kiekį duonoje, visagrūdžių miltų kiekį. Ir tai yra kūryba. Nuo tai, kai tu užmaršai duoną ir jinai gimsta, iš tešlos tampa duona ir galų gale tu formuoji asortimentą, parduotuvėse parduodi, dirbi su pirkėjais ir taip toliau. Kvietinė duona, ruginė, agota, močiutė, tostė, mano mėgstamiausias. Tu turi būti smalsus, kas vyksta ekonomikai, kas vyksta visuomenėje, kaip keičiasi mados, kaip dar kažkas. Ir žiūrėk, vieną gražią dieną pradėjęs kaip buvęs studentas, tu tapsi kažkokios didžiulės įmonės vadovu.